Čia taip visiškai random, bet sveiki. O random dėl to, nes šiandien visiškai neplanavau filmuoti vlogo. Ir aplamai kelios paskutinės dienos buvo kažkokios liūdnesnės. Net įsivaizduokit, net vėl pradėjau rašyti dienoraštį. Ta prasme, aš nustojau rašyti dienoraštį prieš kokius 4 metus ir ant tiek vakar suskaudo širdį, kad vėl pradėjau rašyti dienoraštį. Amazing. Net iš treniruotės. Anksčiau išėjau, dabar esu tiesiai po treniruotės, nes tiesiog šiaip uždegimą turiu vienoj kojos vietoj, tada dar nuo pastovaus sporto ant stulpo pradėjo labai didėti raumenis nugaroj ir todėl dingo nugaros lankstumas. Tai dar ir šitas prisideda prie mano lievos savijautos, nes dabar net ir su sportu jaučiuos truputį atsimušus į sieną. Ir žodžiu, tiesiog overall, tipo, biški lievai. Esu dabar pakeliui pas daktarus. Nes vėlgi problemos po vieną nevaikšto. Ir ėjau visą laiką taip dramatiškai nukabinus nosį. Ir pagalvojau, paskaitysiu horoskopą, nes tipo turiu tokį appsą, kur ne tai, kad horoskopas, bet tu ten suvedi tipo visą savo numerologiją, kada gimėjai, datą, laiką, vietą, viską. Ir pagal tai tau tiesiog rašo gyvenimiškus patarimus ar įžvalgas ir tikrai neretai pataiko ir jūs primeskit. Aš atsidarau tipo tą savo horoskopą. Ir jame konkrečiai ir parašyta, kad jauties disbalanse, kad nėra ūpo, biški liūdna, bet kad reikia suprasti, jog tie dalykai, kurių nebėra tavo gyvenime, padaro vietos tiem dalykam, kurie ateis į tavo gyvenimą. Nu tai tipo, žinai, always see the bright side. Ir vienas iš dalykų, kas buvo parašyta, kad per savo dismotivaciją daryti dalykus šitom dienom, aš galiu nepadaryti tam tikrų svarbių darbų, ką man reikia padaryti. Ir to pasakoje paskui bus dar blogiau. Ir aš pagalvojau, tiksliai, nes aš tipo vlogą turiu nufilmuoti. Ir jau iš tikrųjų šiandien, bet jūs nežinot, kada yra šiandien, žodžiu, whatever. Šitas vlogas, kuris įkeltas, jisai turėjo būti įkeltas anksčiau, bet aš tiesiog žiauriai lievai jaučiausi ir vis nesugebėjau prisėsti prie jo. Ir aš tada perskaičiau to quote ir galvoju, visi kartais blogai jaučiamės, bet tai nereiškia, kad bloga savijauta turi laimėti prieš prioritetus ir darbus, ką mums reikia padaryti. Ir todėl mes dabar filmuojam vlogą. Tai sveiki atvykę į mano naują vlogą. Sveiki, norėčiau mažo lavaše su jautiena ir miks. Aš kažkaip pagalvojau, kad kebabas gali išspręsti didžiąją dalį mano dabartinių problemų ir aš manau, kad aš buvau teisi. Kebabas buvo tiesiog nuostabus sprendimas ir sumokėjau tik 4 PM. Nepamenu, kada paskutinį kartą už kebabą sumokėčiau tik 4 PM. Bet tipo, visata turi savų būdų išbalansuoti dalykus, tai mes pasižiūrėsim, kiek mane daktarai nučardžins. Tai nieko gero. Šiek tiek kontekstui turiu maišiuką pilną antibiotikų, kuriuos turėsiu gerti realiai mėnesį laiko į priekį ir tai net nėra visas kiekis, kurį antibiotikų man reikėtų gerti, bet daktarė sakė, kad aš esu per maža, kad gerti visus antibiotikus ir kad tiesiog organizmas tiek neatlaikys. Tai po visų šitų antibiotikų dar bus eilė vaistų, kuriuos reikės sugerti ir tada dar reikia gerti ir probiotikus, kad atstatyti gerasias bakterijas. Žodžiu, aš įsiardinėjau padaliam. Tai atėjau dabar pasėdėti vaikų žaidimo aikštelę, kad prisimintų tuos laikus, kai buvau vaikas ir kai nebuvo tokių problemų. Šiaip visai norėčiau dabar grįžti namo ir paverkti, bet tai labai prieštarautų tam, ką sakiau šio video pradžioj, tai mes susiėmam. Ir varom į bazės, nes turiu šiokią tokią kūrybinę idėją, kuri, manau, man gali padėti išlipti iš visos šitos savijautos. O tai kūrybiniai idėjai reikia keletos dalykėlių, tai varom apsišopti. Ok, grįžau jau namo, praskipinau filmuoti visą tą šopingo dalį, nes niekam neįdomu, kai aš 2 valandas vaikštau parduotuviai. Man pačiai neįdomu. Bet aš neturiu pasirinkimo, jūs turit, tai prašom. Ir šiaip, praleidau biškį laiko namuose su savim, susirinkau save, persirengiau, susišukavau. Mano plaukai biškį atrodo riebaluoti dabar, nes vakar gal 3 valandas buvau su plaukų kaukė, tai jie yra super duper max pamaitinti. Bet švarus, tai tipo, jokių neigiamų komentarų. Tai jo, grįžus namo, susirinkau save atgal ir aš dabar jaučiuosi jau gerai, jau scratch everything I said. Biški kvepia lyg kokių sutrikimų.
Nu, bet tipo pavalgiau dar, tai gal cukraus lygiai pakėlė. Nu, manau, kad akivaizdžiai cukraus lygiai pakėlė. Bet kame esmė. Spėjot gaudyti su manim. Prisipirkau labai daug gražių dalykų. Bet pirmiausia, ką aš noriu šiandien padaryti. Labai daug scrollinu Pinterest'e, nes, manau, esu jums tą minėjus, bet man antiek patinka Pinterestas, nes Pinterestas yra media without socials. Ir tas yra tiesiog šefkeisis. Tai savo Pinteresto borde, kur renku visas idėjas, ką noriu pasidaryti, esu įsisaugojus šitas 2 nuotraukas ir aš noriu jas šiandien pabandyti sujungti vieną. Tai nusipirkau juodą maikę, pasirinkau juodą maikę, o ne baltą, vien dėl to, kad prikabinus visus tuos dalykus, man ją bus kiek sudėtingiau skalbt, o balta labai greitai įsipurvins, tai dėl to pasiėmėm juodą. Ir neradau šiaip aplamai baltos maikės. Visos žinot, kas su visom maikėm buvo? Visos buvo išteptos pudra. Nu, tipo, aš užmušk nesuprantu šito dalyko. Jeigu aš einu į miestą ir žinau, kad matuosios daug rūbų, šopinsios ir taip toliau, aš nesitepu pudros ant veido, kad nepalikti tokio šuduko kitiems žmonėms. O kitos panos atrodo net neapsikrauna, nu, per visą priekį, tiesiog toks... Čia lygiai tas pats kaip su auskarų vagimais iš visų parduotuvių. Gal mes galim jau nustot, nes 4 kartus iš 5, kai aš pasiėmu auskarų pakuotę, joje trūksta auskarų. Ir man tada reikia eiti prie kasos ir sakyti, atsiprašau, gal galite duoti nuolaidą. Ir duoda tą nuolaidą, bet tipo aš norėjau visos pakuotės auskarų, tai gal galim, prašau, nustot teptis pudrą, kai namatuotis baltus rūbus ir nustot vokt auskarus. Jie netiek daug kainuoja. Tai juoda maikė ček, o dabar visi dalykėliai, kad dėsi man juodas maikės. Prisipirkau tikrai labai daug, žinokit. Labai daug blizgučių. Ir visas grožis šito projekto, kad manau, jog čia nereikia jokio didelio plano, reikia tiesiog imti ir daryti, tai mes, žodžiu, imam ir darom. Kaip aš iš tikrųjų nemėgstu filmuoti su galinė kamera, nes tada nematau, kaip atrodo ir nepatinka man. Nes aš noriu, kad, pavyzdžiui, mano plaukai visada gražiai atrodytų ir jos vis reikia pasitaisyti karts nuo karto. O aš dabar, pavyzdžiui, nežinosiu, jeigu lievai bus. Bet neapsikraunam, nes ne aš dabar gražiai turiu atrodyti, kad ir kaip sunku yra tai pripažinti. O šitą maikę, so let's make it pretty. Aš galvoju pradėti nuo kaklo, nes atrodo paprasčiausia ir mažiausiai darbo. Turiu nusipirkus tokias didelės metalinės rinkės ir aš dabar nesu tikra, kaip man jas svert pro maikę, nes aš jų tiesiog praversiu, nes jos yra per storos, galėčiau kirpti maikę, bet tada bijau, kad irs medžiaga toliau. Va tokio va dydžio, jos gan storos iš tikrųjų, būtų plonesnės, nebūtų problemos, bet dabar... Nelenda jos taip. Reikės kirpti. Gerai, iš tikrųjų nežinau, ko aš čia parinaus, nes labai gražiai prasikirpo skylutė ir net nesimato, kad yra medžiaga aplink. Ta juoda maikė iš mano inspo nuotraukos Pintereste iš tikrųjų yra Balenciagos. Ir tie visi blizgučiai ant kaklo gan nemažai kainuoja. Tai aš labai ilgai pasivaikščiau karoliukų parduotuviai ir pabandžiau surasti detalės, su kuriuom galėčiau principę plagijuotų. Nes toj nuotraukai matos, kad ant žiedelių yra suvirti tokie maži burbuliukai. Ir jie žiauriai gerai atrodo, tai aš susiradau žiedelius, aš susiradau mažus burbuliukus. Šiuo momentu veriu burbuliuką į žiedelį ir plagijuoju Balenciagos idėjas. Reikia replių, čia rankom neužspausim visko. Va, ką turiu omeny, tik tais vienas dalykas, kad užsidėjus tą maikę, aš manau, ta žiedelis gulės labiau va šitaip, o ne šonų, kaip aš norėčiau, kad būtų. Tai aš galvoju, jeigu aš įdėsiu šonę va čia dar vieną žiedelį, kuris laikytų šitą žiedą taip priglūdusi, turėtų išsispręsti visus problemos. Jeigu kažkam dar vis neaišku, aš tik norėjau pasakyti, kad aš esu genijus. Va, pasižiūrėkit iš arčiau, kad suprastumėt, ką turiu omeny. Nu, labai gražu. Gerai, aš dabar pasileidžiu Netflixą biškį, kad mano kūrybinės dirbtuvės vyktų greičiau ir grįšiu pas jūs, kai būsiu pabaigus kaklo. Bendru sutarimu mes ignoruojam visus plaukus ant juodos maikės, aš auginu 2 katinus, kitaip nebūna. Bet aš manau, kad man tiesiog tobulai gavos atmimikuoti tą apykaklę
Ir šiaip yra labai smagu naudoti detalės tam tikriem dalykam, kam jos nėra skirtos, nes pavyzdžiui šitie mažiukai užspaudėjai iš viso yra skirti daryti apyrankiam, kad tu va čia va su dantukais prispaudi medžiagos gabalą vienoje ir kitoje pusėje ir tada va šitoj va vietoj gali įverti per tą kabliuką užsegimą ir taip užsisek medžiaginę apyrankę. Bet aš tiesiog jos paėmiau, uždėjau, taip užspaudžiau ir aš manau, kad gavos tobulai čia ir kita pusė irgi trupučiukai yra. Dabar kas vyksta šitoj vietoj? Aš iš tikrųjų čia bandžiau praverti tiesiog vieną žiedelį, bet gavos taip, kad labai suplėšiau medžiagą ir jisai man iškrito. Tai aš tiesiog iškarpiau tą medžiagą dar daugiau. Aišku, nežinau, kaip visą tai atrodys, kai aš užsidėsiu. Tikėkime, irgi užsidėjus maikę šiek tiek pasitems ir matysis visi tie dalykai. Ir tada, kad išpildyt visą tą suplėšimą, pridėjau keletą metalinių detalių. Tai principe, tokių patternų mes bandysim eiti per visą likusią maikę. Turiu labai daug visokių gražių pakabukų. Ir parduotuviai dar radau tokias detalės, žvaigždutes, kurios pagal idėją tiesiog turėtų įsismeigti į medžiagą ir užsispausti iš kitos pusės ir aš manau, jos čia irgi labai gerai įsikomponuos. Kadangi bent man asmeniškai yra šiek tiek sudėtinga vienu metu daryti tokius trapius dalykus ir šnekėti kamerą, pasakoti jums, ką aš darau, tai aš manau, aš jums padarysiu tokį montažą. Gal keletą klausapų, kad jūs matytumėt, ką aš tam su replytėm darau ir mes tada galėsim pašnekėti paskui. Čia nesenai prieš porą dienų snigo, jau pasikeitė sezonai ir viskas tampa labai logiška. Šiltos striukės, kepurės ir paltai keliauja iš spintos galo į spintos priekį, o jūsų neišnaudoti gigabaitai iš praėjusio mėnesį į naują. Tad galit neapsikrauti, jeigu šį mėnesį nespėjat išnaudoti visų savo gigabaitų, nes prasitęsus bendravimo planą, jie persikels į kitą mėnesį. Ir tada jau turėsi tiek interneto, kad reikės galvot, ką su tiek veikti. Kaip visada, daugiau informacijos pildyk.lt. Sustojau ties dalykų siuvinėjimais prie maikės, nes pagalvojau padaryti dar vieną dalyką. Nuo vieno iš savo senesnių projektų turiu namie labai daug blizgučių, kurie lydos prie audinio. Jos principe reikia tiesiog uždėti ant medžiagos, ant viršaus palaikyti lygintuvą ir jie prisilydo. Ką tu ten darai? Su tokiais anmazais nepraeisi. O šiaip noriu jums aplamai papasakot, kodėl aš darau tą maikę. Aš visai norėčiau, kad šita maikė būtų mano naujų metų outfito dalis. Dabar jums gali kilti klausimas, kodėl mano naujų metų outfitas galėtų būti ne kokia nors suknelė, aukštakulniai ir blizgančios pėdkelnės, o tiesiog juoda paprasta maikė. Ir aš jums to atsakysiu. Aš pagalvojau, kad man tiesiog labai atsibodo naujus metus švęst namie, pas kažką sodybai. Visada principė tas pats per tą patį. Ir aš pagalvojau, kad aš norėčiau visai per naujus metus patusint. Nieko naujo, pasižiūrėjus, kaip praėjo mano šitą vasarą. Bet jo, aš tiesiog noriu visą naktį kažkur prašokti. Ir kaip tik Vilniui per naujus metus išlindo vienas eventas, kuriuo visai būtų smagu nuvaryti ir mes su draugais susitarėm, kad ten lėksim. O kadangi tu būni principė visą naktį šokio aikšteliai, būna žiauriai daug žmonių, būna žiauriai karšta, dėl to aš visą laiką su savim nešuos vėduoklės, tai fitas su ilgom rankovėm nepraeitų. Todėl reikia kažko trumpom rankovėm ir kad būtų patogu, tai čia tipo tobulas variantas, nes tiesiog juoda paprasta patogi maikė ir taip jau sutampa, kad ant jos žiauriai daug visko. Tie blizgučiai atrodo čia tiesiog epic. Ok, manau realiai viskas. Ką tu manai? Aš tą patį sakiau. Vakar vakare jau buvo super tamsu ir aš šiandien ryte montuodama medžiagą supratau, kad nenoriu tos medžiagos naudoti, nes ten buvo labai prastas apšvietimas. Aš neteigiu, kad dabar yra geriau. Bet ne apie apšvietimą ginčytis mes čia susirinkom. Aplamai nesiginčiat, susirinkom. O kad aš jums kažką gražaus parodyčiau. Tai aš jums pristatau tą kažką gražaus, kas gimė vakar. Žinau, kad kai kurių skonių čia visko gali darytis gerokai per daug, bet for me, this is exactly the right amount. Man net iš tikrųjų kyla klausimas, nes nugara yra visiškai tuščia, ne?
Tai klausimas. Ar mes paliekam vakarėlį tik tai priekį ir galas yra santūrus, ar mes ir galą pakviečiam prisijungti plotą? Nes tipo, aš bijau, kad bus per daug, bet ar neatrodo, per didelis disbalansas. Žodžiu, duokit man žinot komentaruose, kaip gera stovėti ir grožėti savo darbu. Iš šono gali atrodyti, kad čia net nėra tiek daug darbo, tiesiog susekti kelias grafikės ir viskas, bet iš tikrųjų aš labai daug kas suvinėjau ir rankomis ir visas tas grandinėlės irgi 10 kartų reikėjo atmatuoti, nes vis tiek dedantis maikė tempsis, tai kad man nesutrūktų niekas dedantis maikė. Šiaip iš tikrųjų žiauriai tingiu dėtis. Jūs net neįsivaizduojat, bet aš užsidėsiu dėl jūsų. Man tas kaklas tai iš viso yra mėgstamiausia šitos maikės dalis, ypač va šitos va detalės. Taip, ta maikė atrodo ant kūno iš tikrųjų buvo neapskaičiuota keliose vietose, o jeigu tiksliau, tai buvo neapskaičiuota. Buvo neapskaičiuota čia, nes aš dabar negalėsiu šitos maikės dėtis be lemenuko. Nes nors ir mano spenelis nėra grinai čia, bet jisai yra labai arti to. Ir mes tokiom plonom linijom nevaikštom. Bet jo, šio video pabaigai turiu vieną esminį klausimą jum, ką mes darom su nugara. Ir dar vienas side notas, man visą šitą dalyką pasidaryti su maikė ir su visais blizgučiais kainavo 25 eurus. Tai prasme, kur tu kartais už 25 eurus net maikės paprastos, normalios, fainos nerasi. Tai čia jums šiek tiek pamastymui, kad jūsų skiriamas laikas kažkur gali sukurti labai gražius dalykus ir ne visada tam reikia didelio kapitalo. Na, bet aš jau nepamokslausiu, jūs viską patys puikiai žinot. Ačiū, kad buvot su manimi ir iki pasimatymo kitą kartą.